labai noriu padėkoti, kad jūs atvykote į šitą mūsų nuostabų kampelį. Kad jūs padovanojo tokį gražų skaitymą. Ir mano rankomis sušildyta šiandien dienos miške. Ačiū, dar nemačiau tokios dovanos. Tai tu, Virgute, palieki visas 3 poras, ne? Tai iš tikrųjų mes dėkojame Virginijai, kad ji rado laiko šią popietę pabūti čia, galbūt nesigailės, galbūt irgi bus viena iš Davantino bičiulių, nes kas pabūna, tai po to, kaip jau ir pradžioje sakė, galbūt ilgisi ir nori vėl čia sugrįžti. Tai dabar po šitos dalies mes išties pereikime prie dailės ir prie plenero uždarymo. Ateina laikas. Čia gali pastovėti kur nors. Žiūrėk, jeigu, pavyzdžiui, mes galėtum tau uždėti va katiliuką. Taip, dabar mes visus pasikvieskime. Yra čia ko pristatyta tų suolų visokiausių ir kėdžių labai gerų. Va tokią kėdę tu nenorėtum turėti savo. Įkiši ranką ir nešiodės. Taip, po to Petro draugas yra Artūras. Pavardė? Mitinas. Artūras Mitinas. Prašau. Visi po eilės. Dabar toliau Auksė Miliukaitė kviečiame. Auksė Miliukaitė. Anūkai tavo. Anūkų jau nėra. O Ausma? Aš dar gal. Ausma? Ausma Bankauskaitė, ateikite, Ausma nesvarbu. Nu, tavo čia labai jauno. Anūkai išėjau, kad tu labai labai jaunas. O dabar aš noriu tyčiomis pakviesti tavo, nu tai čia atveju būtų kaip koks brolis. Aš noriu Sigitą Straigį pakviesti. Jūs visi atsisukę matote nuostabų jo darbą, aš net trūktelėjau pamačiusi. Gal vieta ne visai ta, bet puikus darbas. Žinai, galima čia dar tu padaryti. Taisysim ratukus ir vežiosim. Va, ir žinok, ir šis tai galėtų, kur žmogui geras sėdėti, ateina lankytojas, arba aš atvažiuoju viena, arba tu nusiveži jį po to medžiu, kur tau tą dieną norisi būti, Sigitai, padaryk, kad pėdas galėtume pasivežioti. Į Šilavotą nusivežti. Pasivežt gal? Toks jau subrendęs jau sūnus, sakyčiau. Nu, tokia gal dar nelabai dukra subrendus Aušrelė. Andziulytė, prašom, Aušra. Ir dabar. Oi, Palevičius, ponas Arvydai. Malonėkite prisijungti. Man labai visą laiką buvo žinoma pavardė, aš dabar nebegaliu pasakyti, čia galėtų pasakyti štai ponas Jonas rašytojas iš Lavotą knygos, kokie kelinai, Kreigio sūnus Remigijus Kreigys šį kartą dalyvauja kaip fotografas. Kas dar turėtų čia ateiti? Tu visus nesukviesi, ne? Tu pasikvies, kas dar tau labai patikalbai. Nu, kas labai nori. Dar žinau, kad čia ateiti norėtų vienas žmogus, kuris taip pat pleneruose vaidina labai svarbų vaidmenį, nes aš kiek esu girdėjusi, tai ten visus yra kažkaip ir iš Dumblo ištraukti. Gerai, šįkart neužpykit ant manęs, aš irgi jums galima pasidėti kur nors. pripjoviau grybų. Kaip sakoma, pripjoviau, ne? Grybą. Gerai, klausau. Kadangi čia taip šiemet mes kiekvieno plenero pavadinimas būna kitoks ir kiekvieną tą pavadinimą mes kuriam vietą. Čia pasipainiojo tuo metu Zidas ir pasiūlė mums tokį pavadinimą, mes buvom skelaus išgėrę iš paprašų pagalvom, kad gal ir neįkėlės paklydėliai, bet
galvojam, viską panašu čia, nes mes pakykstam gana dažnai, o mene bendrai klaidžioti sveika. Bet Alkai čia yra šito pavadimo, kaip suprantu, prieš istorinė. Čia ne taip savo, čia... Bet paskiau mes tai pasirėmės ir iš karto patvirtinti. Bet kuris čia klaidžiojote kaip baltaragis rūke ir niekaip negalėjo rasti Zavartino? Čiausia ir Eivis klaidžiojo. Eivis klaidžiojo, Eivutė. Tau kas? Žinau, čia alfa nuo alaus. Tau buvo irgi nuo kažko. Vidai, kaip ten buvo? Nepasakosiu nieko, bet aš šiandien irgi pasiklydęs pridėjau baravykų. Gerai. Tai, žinokit dabar, taip, jie čia piešė ir aš kai ką nupiešiau, bet pagalbo man padėjo Ieva ir Rita, ir mes čia piešėm aš savo geriausiems draugams, ir aišku, kurie daugiausia pripiešė čia grybų. Tai dabar yra, palaukit, čia, matot. Gal Rita galėtų atėti ar kas nors pagelbėti žmogui? O, yra. Čia, vienu žodžiu. Yra fantastiškas, yra nematau. Gerai, bet pradėsim pirmiausia tai nuo šito, kur vis raudonai piešia. Pasidėt gali ten taburetės, prašau, makanas. Visiems aišku, tie baravykai, tai čia mūsų visiems ir vadovui, tai yra pripjauti visi grybai, čia jūsų ant sienų tiek. Toliau čia ir kartu mūsų vadovai yra, nu kaip pasakyti, vis mėgsta raudoną spalvą, čia simbolizuoja, vat ir yra raudonikis. Ir tau iš karto deda. O čia žiūrėkite. Mane dažnai kartais praleidžia ten su meškere, nes irgi mėgsta raudoną spalvą. Ilgaplaukis, nesiskutęs, visą laiką mėgstantis plaukti. Eimis. Nu tai, vainikuočiai saikit į vieną vietą, kad nuotrauka būtų. Akademijos studentai, kurie buvo šiandien drąsūs, pamatysi ten, kas nors jums rodė, tai ir labai sėkmingai pasireiškė. Čia mūsų mato atakėlėm, bet mes pastebėm, kad tas... Tai vaizdas, bet... Gerai, viskas. Pas mane tai paukštelį, o čia ne, nebus garsas. Jūs pasakykit, va, viena į dangų fotografuoja, kita į žemę. Visais rakursais. Žiūrėk į mane. Iš tikrųjų, daug čia visko buvo pasakyta, aš tikrai, nu ne poetiškai galbūt labai nepasakysiu, bet jeigu nebūtų danguolės, tai sutikit, nebūtų ir nebūtų to Davatkino, ir nebūtų čia šitų švenčių ir plenerų ir šito viso gražaus ir gero laiko. O danguolė šiais metais 39, daugiau. Tiesiog šiandien, šiais metais jinai turi labai gražią progą ir tiesiog, kaip pasakyti, turbūt, aš tikiuosi visi prisidėsit linkėdami jai dar daug labai stiprios sveikatos, būti tokiai pačiai ištvermingai ir ramiai ir nuoširdžiai ir viso ko geriausio. Vos gali sužinoti, kad jei kažkokios irgi, kad jos metai truputėlį juda. Danguolė, tau ko daugiausiai linkime visko, ko tik tai galima šiame pasaulyje linkėti. Tai o labiausiai glaustis prie savo vyro, kaip ir padarėjai. Glaustis labiausiai prie vyro. Tai galima turbūt girdėti visiems. Ačiū tikrai. Visiems gero vakaro.